tol girgždančio po kojomis smėlio, skaidraus vandens ir šiaip jūros romantikos išsiilgę rikiuojasi į didelės eilės prie krantinės, nuo kurios keltai kelia pėsčiuosius ir dviratininkus į Kuršių neriją. Kitiems tai tampa ypatingo darbymečio metas. Tad Smiltynės perkėlos darbuotojai čia neišimtis. Katalikiškos šventės žolinė ir gero oro proga, štai tokias eilės nusidriekia iš norinčių patekti į pusiasalį, kurio didžiuojasi visa Lietuva. Juolab unikalus gamtos kampelis tai ne vienintelė pramoga, kurią gali pasiūlyti uostamiestis, tad šį savaitgalį kaip įprasta Klaipėdoje gausų renginių. Vienas iš jų tai antrąjį kartą uostamiestyje vyksiantis vandens formulės pasaulio čempionatas, kurio akimirkomis su savo žiūrovais pasidalinsime ir mes. O šį kartą tikimės jūsų patiktukų, komentarų ir kanalo prenumeratos. Tik tada mes žinome, jog mūsų darbas prasmingas.